Ši meditacija naujausia, kurią dalinuosi dabar su jumis, yra labai labai plati ir labai kartu koncentruota. Joje tiek informacijos ir ji ėjo tiesiogiai įkvėpta obsidiano energijos. Tai tiesiog pats obsidianas norėjo papasakoti istoriją, kuri būtų įrašyta ir būtų kaip apsivalymas, priminimas žmonėm. Pati meditacija yra apie apsivalymą ir prisiminimą. Ir taip pat obsidianas kalbėjo apie gintaro svarbą, koks gintaras yra svarbus Lietuvai, kaip jisai neša vandens kodus ir kaip jisai sąveikauja su kitais gintarais aplink Atlanto vandenyną ir kaip naudojant gintarą galima atrakinti viską. Ir atrodo, labai kontrastingi, nesutampantis iš pirmo žvilgsnio mineralai, bet vienas apie kitą gali pasakoti. Taip pat šitoje meditacijoje buvo kalbėta apie tamsą, apie monochromiją, apie juodą baltą ir apie vaivorykštės spalvas. Ir kad tai yra skirtingi filtrai, skirtingi realybės matymai ir kokiame mes esame dabar, bus būtent papasakota šitoje meditacijoje. Tai tiek informacijos aš pati visko iki šiol, iki galo neprisimenu, pati bėgsiu klausyti, noriu savo tokią staigmeną pasilikti, iš naujo viską perklausyti, įsikvėpti. Ir dėl to dalinuosi su jumis taip pat visiškai šviežiai. Meditacija įrašyta Liepos 7 dieną, jos mineralas yra juodasis obsidianas. Tai linkiu malonaus klausimo ir susitiksime vėl netrukus. Šiandien vyks kūno apsivalymas, apvalymas. Išvalysim visus laukus, kad jie sugrįžtų savo harmoningiausia, paprasčiausia forma, be jokių įtakų, be jokių spalvų persimaišymų ir veikimų harmoningai, kad viskas veiktų harmoningai, kad viskas, jeigu maišosi, maišytųsi harmoningai taip, kad viskas galėtų turėti teisę pasireikšti vienodai. Harmonija yra tada, kai kiekviena dalelė gali pasireikšti vienodai. Yra kiekviena dalelė pastebėta, pripažinta, priimta, mylima ir galinti reikštis, švytėti, spindėti. Kitais žodžiais egzistuoti, būti čia, prisidėti. Ir kiekviena dalelė nori būti matoma, reikalinga. Taip yra harmonija, kuomet visoje vaivorykštėje yra matomos visos spalvos. Ir jos viena kitai nekonkuruoja, nepersilieja, o jeigu persilieja, tai daro sukurdamos vis naujas spalvas ir harmonijas, ne tam, kad užtemdyti vieną kitą. Tačiau taip pat žaidime, kurį žaidžiate Žemėje ir kitose, matau dabar kosmoso platybėse, atsiranda šešėlių. Tai neišvengiama dalis proceso kūrybos yra šešėliai. Atsiranda monochromija, juoda ir balta. Ir kiti atspalviai einantis tarp jų kiekvieno, pilki ir visi kiti. Yra dar tokių atspalvių, kurių net negalite įsivaizduoti proto, nes šiuo metu yra bandoma patirti monochromijos istoriją, dviejų polių istoriją. Ir viso to vaivorykštės spalvyno, apie kurį tik šnekėjom, toje monochrominėje skalėje perkelti ir stilizuoti. Tai yra stilizavimas spalvų ir dalelių. Dabar šioje Žemėje yra sukurtas visos įmanomos sąlygos visą tai stilizuoti. Ir kiekviena ta dalelė vaivorykštės yra, kad ir kaip banaliai skambėtų, jūsų vis kita esybė. Tiek šiame gyvenime jūsų dalys, asmenybės, tiek ir visose kitose jūsų šiuo metu egzistuojančiose realybių asmenybėse, esmėse, prasmėse, pamokose. Kiekviena jūsų savybė, kokia tai bebūtų, liūdesys, gal šmaikštumas, gal drovumas, gal piktumas, o gal užsidarimas. Kiekviena šita savybė, jinai turi savo atšakas ir šaltinius ir fraktalinius
susijungimus su kitomis savo dalimis ir už šio gyvenimo. Ir kiekviena šioje vaivorykštėje po monochromijos skale tai yra tai, kad jūs negalite prisiminti tiksliai ištakų šitų praeitų gyvenimų, sakykime, jeigu taip jau labai paprastai žodžiai sakyt, praeitų, ateities, paralelinių gyvenimų jūs negalite pamatyti, nes jie yra stilizuoti po monochromijos filtrų. Ir jeigu realiai iš šitų dviejų polių išeiti pavyktų, išeinate, staiga taip, net gaivu pasidaro, jūs kiekvieną savo spalvą prisimenate kitomis spalvomis ir prisimenat šaltinį, iš kur ta jūsų savybė atėjo. Pavyzdžiui, nerimas, kad turėjote gyvenimą, kai vabzdys virš augalo, matau pievą, vabzdžiai visai skrajoja, bet jūs turėjot pastoviai nerimą, kad jūs galite kažkas pagauti. Ir tas kamufliažas tarp augalų jūs priversdavo tą patirti ir jūs norėjote tą patirti. Dabar čia, kaip viena čia iš pavyzdžių, savybių ir pasireiškia nerimas iš, sakykime, tų gyvenimų. Ir kai esate po monochromijos skale, jūs to nebeprisimenate ir jūs esate likę patirti gryną jausmą, be daugiau backupo, galima sakyti, be daugiau efektų, be daugiau žinios, be daugiau žinių realiai, kaip jūs eitumėte studijuoti, gilintumėtės į kažkokią savoką, kažkokią temą. Ir šiuo atveju jūsų visas tas kontekstas, visas tas biblioteka yra atimta laikinai tam, kad viską patirtumėt monochromijai. Ir dėl to obsidianas yra vienas, realiai dabar jisai todėl aš čia tam ir esu, kad jums parodyti tą monochromiją ir spalvų sutirštinimą ir kad tai nėra blogai. Nes jūs labai esate įsikandę minties, kad juoda yra labai blogai, kad balta yra labai gerai. O aš mokinu visko, kad nėra blogai iš viso viską pamiršti, nes gilumoje po viso to skirstimo gerumo, blogumo ir polariškumo slypi tai, kad jūs jaučiatės atskirti, jums skauda ir jūs tiesiog visą esybę norite prisiminti, jūs jaučiate, kad kažkaip šitas žaidimas yra kitoks ir kad yra dar kitaip. Ir vien per tą jausmą jūs tą tamsą tarsi sutirštinate. Ir tamsios spalvos įgauna tokios etiketės ir jausmus ir netgi energetinius kodus paskui leidžiate, kad tai yra tamsu ir blogai. Kai iš tikrųjų, jeigu ištrauksit vaivorykštę, tie atspalviai tai tiesiog yra spalvos, kurios tam tikrom spalvinė skaliai, jos yra tamsesnės, kai sumonochromizuojatės ir atimat pačią spalvą. Ir tokios spalvos, kaip, pavyzdžiui, tamsiai žalia, mėlyna, raudona, visos tos sodrios, jos bus tamsios toje skalėje. Ir tai nėra blogai, tai yra tiesiog spalva. Ir tas monochromiškumas uždeda filtrą. Ir viską pasunkina tuo, kad labai suplokština. Ir šita realybė dėl to yra skaitosi 3 dimensijų, nes jinai labai suplokštinta yra šituo principu, požiūriais į gyvenimą, į pačią judėjimo galimybę šitoje realybėje. Viskas yra gan plokščia. Ir kai jūs tiesiog leidžiate minti, kad gali būti ir daugiau, realybė pradeda plisti, augti į visas skirtingas pusės ir taip atsiranda suvokimas apie kitas realybės ir dimensijas, kurios yra visą laiką čia ir dabar. Ir šito realybėje, taip teisingai, yra visos įmanomos dimensijos ir dėsniai ir visos realybės. Tai nėra tik tais 1, 2, 3, 4 dimensijos, tai yra daug daugiau ir viskas čia ir dabar. Šitoje dimensijoje tik tiek, kiek jūs gebate pastebėti, nes, kaip ir pasakojame apie skalę spalvų, viskas jau yra čia, tiesiog su filtru. Tiesiog su filtru visata lygiai taip pat eksperimentuoja su filtrais. Kaip save kitaip pateikti? Tai yra didžiausia, gražiausia vitražo katedra,
kurią jūs įžengia, tiesiog apstulbate nuo tokio neįtikėtino grožio, kaip spalvos pasireiškęs šviesais krentant skirtingai pro ertmes, pro stiklą. Kiekviena spalva, jinai tiesiog neša savo kodus skrisdama. Ir tai žino daugybę kultūrų. Ypatingai Lietuva, kaip pavyzdys, dirbo su gintaru. Ir gintaras yra nuostabus laidininkas šviesos. Jisai praleisdamas šviesą pro save, jisai gali, kaip, sakykime, lietuviškas kalnų krištolas, jisai tiesiog koncentruoja, projektuoja energiją. Ir jinai yra tiesiog laiko kapsulė. Tai yra žemės kodai. Tai yra su akmenyje tiesiog sustingę, sukietėję žemės kodai gintaras. Kodai, kurie yra paliesti ir vandens visos informacijos per daugybę metų. Iš visų kitų kultūrų ir mūsų pačių dalių, kurios vandenyje iki šiol neša kodus. Gintaras ilgai buvęs vandenyse įgauna tų kodų. Ir tai yra tiesiog neįtikėtinas įrankis, kurį naudoja. Jūs patys naudojat savo atsiminimuose, savo šaknyse, savo protėvių gyvenimuose. Gintaras yra paprastumo, lengvumo, šilumos ir tokio meilės simbolis. Tai du pagalbininkai. Obsidianas, jisai apsaugo, primena jūs, būtent apsaugo nuo to, kad nesuvoktumėte realybę vien tik į blogą, kad jisai gali jūs ir apsaugoti, kad juoda spalva, juodi atspalviai jūs saugo ir yra jūsų sąjungininkai, jis jums tą primena. Obsidianas yra priminimas, o gintaras jau yra tų spalvų matymas, nes jis skaidrus, jis praleidžia ir šitie du akmenys, jeigu jūs juos turėsite, du mineralai, būtybės dvi energijos, jeigu jie su savimi turėsite, jūs turit realiai raktus, paprasčiausius žemiškus raktus į visus šitos realybės atsakymus, nes su jais jūs galite atrakinti klodus informacijos, suvokdami šios du dėsningumus ir kad galima prisijungti prie to šaltinio su visa ta informacija, žinant, kad spalvos turi daugiau spektro ir daugiau skirtingų gamų ir filtrų, ne tik šį vieną. Visiems sunku šitam pasaulyje gyventi, visi skirtingai bando prisiminti tas spalvas ir visi skirtingai išgyvena, patirtis patiria tam, kad prisiminti, visą tai, kad prisiminti. Dabar esate tarsi tokioj bažnyčioj monochrominiai. Su daugybė atspalvių, tai taip pat yra dieviško grožio. Jinai dieviško grožio, labai stilizuota, labai, toks meno kūrinys, labai stilizuotas, labai tok aukštojo meno, akademinio, jau tokio labai, tiesiog labai išprūsusio intelektualaus. Jūs dabar esate tokioje bažnyčioje, šita patirtis, šis gyvenimas. Ir tik profesionalai gali iš tikrųjų čia ateiti, nes tik profesionalai turi akį pamatyti gylius ir tą katedrą išjausti per visus gylius, kaip ir piešime. Kuo daugiau gylių yra piešinyje, tuo jis yra išraiškingesnis, realesnis, labiau paveikus ir labiau primena realybę. Tam yra daug mokomasi, tam, kad galėt perteikti visą tai. Tai yra toks labai architektų, taip sakant, vieta, brėžinių, piešinių ir tokių, ir sąlyginai būtent piešinyje ir galima kurti istorijas. Piešinėje jūs galite kurti istorijas apie slibinus, apie modernųjį pasaulį, apie pinigus, apie santykius, apie nuotykius, karus, džiaugsmus, vargus. Viską jūs galite projektuoti, kurti. Čia yra ta realybė, kur yra įmanomos galimybės tai daryti. Ir kartais, kai žmonės per daug į proto nueina tame kūrime, tai atsiranda labai daug protinių spastų ir įsiveliama į tokius žaidimus kaip didžiausių miestų
kūrimai, dangoraižiai, ataskaitos, deadline'ai, ofisai, miesto tas toks gyvenimas per stresą, kai jau tai ne tas projektavimas ir architekto buvimas, planų dėliojimas tampa jau net ir skaudus visuomeniai ir jau netgi per daug tirštas, per daug uždarytas spalvom vieta jau yra, per daug įsijausta iš žaidimo, kitaip tariant. Ir tada žmonės vėl atsibunda, jiem per sunku, jie nori grįžti į gamtą, jie nori šiaip tiesiog daugiau mąstyti plačiau, ne vien tik tai suvokti, kad gyvenimas gali būti tas žiurkėnų ratas vadinamas. Netgi dirbant tokius darbus, kurie yra iššūkiai, protui, pastoviai, tenais, jeigu tikrai įjungiamas šis gintaro suvokimas, galima labai klestėti ir nebepavargti. Ir tiesiog nes žinant, kodėl tai yra daroma ir kad iš kur tikros yra ištakos viso to. Ir tame pradėti kūrybiškai žiūrėti, o tada tampa ir lengviau. Ir atsiranda malonumas, ir lengvumas, ir netgi galimybės tada transmutavus tą patyrimą, jau patyrus, peržengti kažkur kitur. Tiesiog atsiranda galimybės, naujos durys atsiveria. Taigi aš čia, Obsidianas, tam, kad jums priminti. Kad jums priminti su didžiausia meilė pasirinkau tą tokį tamsų į kūno, o šiaip mano spalva yra tamsiai mėlyna. Jo tamsiai mėlyna maišta su tamsiai žalios šiek tiek dalykais, jeigu taip žiūrėt spektrais, išėjus iš monochrominio dalyko, bet tos spalvos net ir sunkiai paaiškinamos ir spalvomis pačiomis. Tai toks labai arčiausias, sakau, būtų mėlynai žaliai tokiai energijai, bet tokiai labai meilė ir tokios pelkės, bet jos tokios labai harmoningos, pasakiškos, pilnos žinių, stebuklų, nes ir pelkėse slypi didžiausi klodai informacijos, istorinės informacijos, visų senų kultūrų, taip sakant, ištakos, įrankiai, istorijos, viskas, ką mes galime išmokti, užsikonservuoja toje pelkėje. Tai vat ir mokinam, kad ir pelkė yra ne tam, kad nugrimsti, o tam, kad nugrimstus atrasti. Ta ir mokino Obsidianas. Nes iškart, kaip kalbant, pastebėjote apie pelkės, apie tą tokią energiją vandenų, tokių vat pelkėtų, iš karto bloga konotacija, nes pelkėje mes įpratę esam grimsti. Tokią suvokimą turim. Obsidianas tar mokina, jis gelbė, jūs apgaubė tą informaciją. Ir nugrimzdus tenais yra pajuntama, randama patirtis, atrandama informacija, naujos kultūros, nauji suvokimai. Tai yra kūno apvalymas. Tai visa šita meditacija yra kūno apvalymas. Tiesiog išcentravimas jo iš to, kad viskas yra monochromiška ir tas vėl labai proto tik žaidimas. Dabar mes grąžiname į centrą. Grįžtame į centrą ir matome gintarą, ryškų gintarą, tiesiai priešais mus, medaus, nuostabios oranžinės spalvos, medaus aukso spalvos. Ir jame yra visi kodai, jame netgi yra praeities užsikonservavusių augalų, vabzdžių, roplių. Ten galima rasti daugybę informacijos, net ir tokios plokščios, jeigu koncentruosimės ne vien tik į labai galingą sakų istoriją. Pačios sako istorijos. Jos mena apie tos laikus, kai Lietuva skalavo vandenis, sūrus vandenis, jūros. Ir visur augo pušys. Toliau paėjus buvo ir beržų. Beržai tai yra tos vietos, kur jau žmonių didžiosios gyvenvietės. Pušys yra ta vieta, kur nusimetama miesto rūpesčiai, dalykai ir ateinama pabūti su savimi, pasišnekėti su savimi pačiu, su kosmosu. Tai gintarai mena tuos laikus į tas dvi polių savybės, kai jos dar buvo labai organiškos, tiesiog medžių pavidalu. Kaip ir daugelis kultūrų, Lietuva turėjo labai stiprius medžio simbolius, medžio panaudą kaip simbolį.
pušis ir beržas, vieni stipriausių. Tai mūsų poliai, mūsų šalies giluma ir mūsų šalies prisilietimas prie pasąmonės, prie vandens, prie Baltijos jūros. Lietuva keitėsi, jos geografinės savybės, geologija kisdavo kartu su visa žeme ir viskas keitėsi. Bet energijos kodai visą laiką toje vietoje buvo tie patys. Lietuvos, gintaro. Gintaras tiesiog atėjus laikui, kai viskas materialėjo ir tankėjo, tapo kaip įrankis šitai energijai užsikonservuoti, dėl to jis toks svarbus. Bet šiaip ta energija visą laiką buvo. Bet va dabar, kai yra taip sutankėję ir daug kas yra pamiršta, kas anksčiau buvo tiesiog savaime suvokiama, kvepuojama, būnama, gintaras dabar, kai taip sutankėjo, viskas geba labiausiai priminti. Šitoje realybėje jis dabar gali atsiskleisti ir žaisti. Ir matau mėlynieji gintarai, esantis ties pusiau prie Karibų. Ten tiesiog matau mėlynus gintarus, žemėlapį ir mėlynus gintarus. Jie turi labai smarkų ryšį su mūsų auksiniais gintarais. Ką jie turi bendro? Neša kodus, kurie kartu draugaudami grąžina į laikus, sudeda tarsi kaladėlės, jaučiu, kaip puzlės tiesiog taip idealiai, maloniai susieina į vieną vietą ir užsidaro. Ir tiesiog piešinį galite pamatyti galų gale. Ir rodo, kad tai tarsi dviejų vandenyno krantų santuoka, vartai, du raktai, jeigu juos kartu vienas šalia kito laikyti, atrakinti kartu, jūs galite atrakinti Atlanto istoriją, Atlantidos istoriją, nes būtent jūs atrakinate Atlanto vandenyną, vandenys, vandenų informaciją. Ir tai yra būtent gintarų spalvos, mėlynas, auksinės, jie jau primena iš tos skalės, jūs tiesiogiai matote. Obsidianas juodas, o čia auksas ir čia mėlyna. Ir jūs atrakinate Atlanto vandenyną. Yra ir daugiau spalvų gintarų randama. Ir kiekvienas jų prisideda. Bet čia rodo du labai stiprus raktai. Praktiškai dviejų užtektų, kad atrakinti ir nuskaityti informaciją, kurie eitų. Yra įvairiausių spalvų gintarų ir jie sukasi ratu aplink Atlanto vandenyną, matau. Geras. Sukasi ratu. Tai vandens deimantai. Tai vandens dovanos, laiko kapsulės. Laiko kapsulės, į kurias jūs galite įdėti savo energijos ir tą energiją pasinaudoti užduodant klausimus ir gaunant informaciją. Bet kaip ir visose savo pasakose, turit pakankamai jausti jau, kad galėtumėt atrakinti. Nes jeigu dar nejaučiama, tai yra natūralus apsaugos mechanizmas tam, kad neprikurtumėte dalykų, kurie jūs pačius sužeistų. Tai ir čia jau turit tam tikrą lygį suvokimą būti prieėję. Pajauta, kad yra kažkas daugiau, kad ne vien tik tais juoda balta, ne vien tik šitie skirtingi, labai polarizuoti dalykai. Sekite gintarą, kai reikia džiaugsmo. Sekite mane, kai reikia paramos. Sekite gintarą, kai reikia džiaugsmo. Sekite mane, kai reikia paramos. Tiesiog užduokite klausimus. Nes visa realybė su visomis spalvomis yra čia ir tiesiog laukia, kol bus prisiminta.
visomis savo spalvomis ir jūs patys laukiat savęs, kol prisiminsit. Patys save nagrinėjate ir patys labai laukite to momento.